Dabar askezė tai yra sąmoningas savęs įvedimas į tam tikrą nepatogumą. Sąmoningas susilaikimas nuo patogaus malonaus dalyko. Sąmoningas susilaikimas nuo komforto, patogumo. Tai yra askezė. Nes susilaikimas, pavyzdžiui, daleiskim vieną dieną nieko nevalgyti, tai yra askezė. Daleiskim gyventi 3 dienas šaltyje, yra askezė. Daleiskim eiti pėsčiomis Himalajuose, kilti į 20 km aukščio šventyklą viršui, piligriminis kelias, askezė. Visi sunkumai, kuriuos jūs patiriate, kai pavyzdžiui darome asanas ir reikia ilgiau laikyti, tai yra askezė. Realiai tai yra askezė, tai yra toks sąmoningas savęs apribojimas nuo kažkokių malonumų, troškimų, potraukių, pasitenkinimų šaltinių. Seksualinis susilaikimas irgi askezė, toksai dalykas, labai pozityvus beje. Tai va, tai askezė tai yra realiai labai toks kaip raudonų siūlų praeinantis per visą jogos praktiką. Tai yra joga be askezės, tai ne joga. Ta prasme, jeigu nėra susilaikymo, jeigu nėra kažkokio savęs apribojimo, tai realiai jogoje nepasiekiamas joks rezultatas. Paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad būtent kai įvyksta tas susilaikymas, tada pradeda keistis tos tendencijos, kurios yra žmogaus viduje. Duodu pavyzdį. Daleiskim, žmogus priprato valgyti kiekvieną vakarą po tortą. Tortas, ar ne? Kaip skanu prie arbatos suvalgyti tortą ar ką nors tokio. Ir kiekvieną vakarą jis tos tortus valgo. Prie ko tai priveda? Pradžiai prie kokio nutukimo, paskui priveda prie kokio diabeto, paskui priveda prie dar kokių nors problemų. Viršsvoris atsiranda, antsvoris, ko ten tik nėra. Žodžiu, atsiranda tam tikros specifinės problemos. Dabar, ką reikia padaryti, norint nepasiekti tų problemų, ar norint nedaryti kitų problemų? Reikia daryti askezę, reikia daryti susilaikymą. Ar ne? Jeigu žmogus priprato kiekvieną vakarą valgyti po tortą, tai reikia susilaikyti nuo tortų valgymo ir tada tu pradedi kaupti energiją. Pradedi keistis tavo energetika. Tai va, tai čia svarbus dalykas ir gyvenime tas irgi yra labai reikalinga. Tai yra, atkreipkite dėmesį, kad kai būna gyvenime labai geros sąlygos, labai kažkaip nesinori, kai būna labai patogu, tai labai kažkaip sunku padaryti kažkokį priverstinį tokį savęs, labai sunku priversti save įeiti nepatogumą, ar ne? Žmogus, jeigu priprato ten patogiai kažkaip elgtis, labai sudėtinga. Būna tokie žmonės, kurie turi viduje tą tokį skonį, askezių, jiem patinka. Kas į kalnus eina, kas į žygius kokius nors eina, kas bėgioja po daug kilometrų, kas daug su dviračiu važinėja, kas dar kokiu nors ten susigalvoja savo iššūkių, išbandymų, kas ten plaukia daug kilometrų, kas dar kažkokių kitų sugalvoja. Visą tai apie tai, kad patirti tą susilaikymą, patirti tą askezę, nes iš tikrųjų, kai jūs darote askezę, pas jūs kartu pradeda akumuliuotis ir kauptis energija. Pažiūrėkit, kai jūs, čia irgi yra tas supratimas, kad kai jūs ką nors vartojate, naudojatės kažkuo, jūs kaip tik atidavinėjate savo energiją. O kai jūs susilaikot, darote askezę, tada jūsų energija pradeda kauptis. Kauptis ir stiprėti. Vediniuose raštuose, pavyzdžiui, Mahabharatoje yra labai daug istorijų, kai senovės išminčiai, jie tas askezės, ten žinokit, ta askezė, jinai ten pas visi tie išminčiai, jie ten tom askezėm užsiminėjo. Ir ten tokių askezių pas jūs būdavo. Pavyzdžiui, Mahabharatoje yra aprašoma tokia istorija, kai pavyzdžiui reikėjo vienam iš herojų, jam reikėjo realiai išeiti į tokį sąmonės lygį, kad jis galėtų bendrauti su dievais. Ir tam, kad tą padarytų, jisai atsistojo į askezę. Jisai atsistojo ant vienos kojos į upiai, ant vienos kojos ir stovėjo labai ilgą laiką. Tiksliai dabar neprisimenu, koks ten laikotarpis, bet ten labai ilgas laikas. Ta prasme, ten protų nesuvokiamas. Ir per tą askezę keitėsi jo energetika ir jis išėjo į tą lygį. Ir paskui gavo kažko, ko ten jam reikėjo iš tų dievų.
Tai va tokiam atlygiai. Tai va, askezė iš tikrųjų, va, jogos praktikoje tai yra toksai, mūsų visą laiką lydintis dalykas. Jeigu žmonės jie nedaro tos askezės, nedaro to susilaikymo, tai jogos ta praktika, jinai tokia būna labai paviršutinė. Iš tikrųjų, jeigu jūs norite progreso ir to tobulėjimo jogoje, tai askezė yra tas dalykas, ką būtų rekomenduojama po truputį pradėti bandyti daryti. Be abejonės nereikia daryti nuo kažkokių, žinot, labai kažkokių ten super kraštutinumų, bet po truputį. Pavyzdžiui, ten pradėti nuo kažko lengvo, ar ne? Galbūt, pavyzdžiui, jeigu ten žmogus priprato ten, kaip sakau, ten valgyti tortus kiekvieną vakarą, tai paimk ten, pakeisk tortus į obuolius pradžiai. Paskui ten, žiūrėk, pagalvok, kad vakare gal nereikia valgyti, nes kūnas turi pailsėti vakare prieš miegą. Ir tai po truputį dirbi su savimi, keičiasi tie įpročiai. Šiaip jeigu praktikuojate jogą, natūraliai tie įpročiai po truputį pradeda keistis. Tai yra netgi be kažkokių didesnių pastangų. Tai va, pamažu žmogus, kai deda pastangas, tada jau tas rezultatas, jisai po truputį ateina. Iš tikrųjų, tas askezės darė visi rimti praktikai, visi absoliučiai, visi rimti mokytojai askezės darė. Tada šventi žmonės, jie gyvena tik askezėse, tokiam lygiai. Ta prasme, praktiškai joks šventas žmogus turbūt, jis negyveno patogume. Patogume gal ir gyveno kažkas, bet didžioji dauguma tam, kad jie pasiektų aukštą sąmonės lygį, jie visi turėjo eiti per askezę. Visi ir daug tų pavyzdžių buvo. Ten pažiūrėkit, ir Jėzus ten 40 dienų vaikščiojo po dykumą, ir kiek kitų tų šventų žmonių, daug žodžių, visi eina per tai. Kodėl? Nes tai reikalinga tam, kad pakelt savo sąmonės lygį. Todėl jie tai ir darė. Jie tą labai gerai žinojo ir kitiems rekomendavo tą daryti. Tai va, todėl kad ir kokią tradiciją paimsite, kur žmonės užsiema dvasiniu tobulėjimu, asmeniniu tobulėjimu, praktiškai visur jūs ten rasite ir apie badavimą, susilaikymą nuo maisto, ir apie askezės, susilaikymą nuo malonumo, patogumo. Dabar yra dar vienas įdomus dalykas, kad kodėl susilaikoma nuo patogumo, nuo to komforto. Todėl, kad tos komfortiškos situacijos, jos reikalauja tam tikros kaip priežiūros prie jos. Ir tas asketizmas, ką jisai duoda? Jisai duoda, kad tuomet tu gali sutelkti visą savo dėmesį į praktiką. Ta prasme, kai tau nereikia rūpintis tavo kažkokiais ten buitiniais dalykais, tik tada tu gali praktikuoti. Tai yra, ar ne? Ta prasme, tu turi paimti savo tokį kaip, laisvą išeiginę, arba laisvą savaitę, arba laisvus 2 mėnesius ten, kažko, kad galėtum tiesiog užsiimti tuo.